Pristatau Jums naujausią garbanų pasaulio naujieną – Umberto Giannini stiprios fiksacijos gelį. Jau labai ilgą laiką Garbanės prašinėjo Umberto išleisti stiprios fiksacijos gelį ir pagaliau jį paserviravo ir galėsime išmėginti kartu. Taigi, išplau galvą tik su šampūnu, nenaudojau jokio kondicionieriaus. Mano patarimas, kai testuojate kokį nors produktą, naudokite tik tai jį be jokių kitokių formavimo priemonių, kad pamatytumėt jo tikrąjį efektą ir kaip jis veikia jūsų plaukus. Štai tokia tekstūra. Iš karto matosi, kad gelis stiprios fiksacijos ir labai gaiviai kvepia bananais. Prieš tepant formavimo priemonės plaukai turi būti varvantis pusė galvos. Manau, kad imsiu štai tokį kiekį. Įčiame delnus ir įtepu gerai plaukus. Gniaužu. Viską pagniaužysiu galvą, nuleidžiu žemyn į apačią. Wow! Labai daug žadantis rezultatas. Einu džiovint plaukų su Bellissimo difuzorium ir tikiuosi, kad išdžiūvus manęs lauks tikrai stiprus ir geras kestas, nes gelis reklamuojasi kaip stiprios fiksacijos. Taigi, grįžtu su išdžiūvusiais plaukais, jūs tik pažiūrėkit į šitą garbaną. Kestas gavosi tikrai neblogas, dar jį šiek tiek prasklaidžiau džiovindama su difuzoriu. Jeigu nežinote, kas yra kestas, prašau pasiskaityti šį įrašą. Na ir štai rezultatas. Wow. Beje, šio gelio kaina yra 22 €, bet atkreipkite dėmesį, kad tai yra pusė litro. Jeigu ieškote stiprios fiksacijos, biudžetiško gelio, kuris laikys jūsų garbanus per visas šitas rudeniškas darganas, šitas gelis jums bus pats tas.